Sveiki, esu Svetlana Montvilė. Noriu padėkoti Art Kaunas organizatoriams už tokį svarbų renginį Lietuvoje. Savo balsą atiduodu Egidijui Dapšui, paveikslui Rūpestis. Sveiki, linkėjimai mano Žemaitėjas, o savo balsą atiduodu už labiausiai dūšią pakutenusi paveikslą, tai Jūratės Šleižytės Skaityri norai ore sklando. Labą dieną, aš Arūnas Bielskis. Savo balsą Art Kaunas konkursui atiduodu Daivai Šlajienei. Darbas Slėpynės vingrybės. Labai patiko, gražus darbas. Aš balsuoju už paveikslą Natiurmortas Egidijaus Rudin. Sveiki, esu Jūratė Labanauskienė ir savo balsą atiduodu Daivai Žemaitieniai su darbu Jausmas. Šiaip visi buvo labai gražus darbai, bet Daivutė pati geriausia. Balsuoju už vasaros lietų. Laima Joninaitė Giedraitienė. Esu Vilma Samackienė, atiduodu savo balsą Jonui Kunickui už jo paveikslą Nematomas prisiliejimas. Ačiū autoriui už tai, kad jis taip subtiliai moka pabrėžti moters grožį. Savo balsą noriu atiduoti Arūnui Bielskiui, puikiai valdantį metalą, gražias tradicijas palaikantį Telšių mokyklos. Skulptūra tikrai įdomi, dinamiška, judesyje matosi ir fantazija, ir istorija, ir ačiū autoriui. Labą dieną, esu Virginija Ivanauskaitė. Aš atiduodu savo balsą už Eriką, už jos paveikslą Aš pagrosiu tavo vėjų. Sveiki, savo balsą atiduodu Jūratei Labanauskienei. Sveiki, savo balsą skiriu paveikslui Pieva Vilma Samackienė. Sveiki, aš esu Monika ir sveikinuosi tiesiai iš savo studijos, norėdama atiduoti savo balsą už geriausią 24 metų kūrinį ir jis atitenka Donatui Šopiui ir jo Kampuočiai. Siunčiu linkėjimus. Balsuoju už Laimos Joninaitės Giedraitienės darbą Vasaros lietus. Sveiki! Art Kaunas geriausio kūrinio rinkimuose savo balsą skiriu menininkui Jonui Kunickui ir jo kūriniui Nematomas prisiliejimas. Sveiki, aš balsuoju už Daivos Šlajienės darbą Slėpynės vingrybė. Visi Art Kaunas dalyviai, esu menininkė Natalija Dranskaja. Šiandieną peržvelgiau labai daug jūsų kūrinių, jie visi be galo gražus. Tačiau mes turime išrinkti savo vieną patikusį kūrinį, tai mano nuomonė, man asmeniškai yra patikęs kūrinys
tiek savo pavadinimu, tiek išreikšta emocija, man artimos spalvos, tai kūrinys Aš pagrosiu tau vėjų, autorius Erika Betonovienė. Ačiū jai labai už man suteiktus jausmus. Sveiki, savo balsą atiduodu Monikai Zajarskienei ir jos kūriniui Paslėptos akys. Sveiki, aš savo balsą atiduodu už paveikslą Dominantė, autorius Tom Ambrose. Ačiū. Labadiena, aš esu Vytautas Čeplinskas ir noriu balsuoti už Arinos darbą Feniksas. Ačiū už dėmesį. Sveiki, aš balsuoju už Juozą Pranckevičių, už Naktį Nikolaikų uoste, už gerą tapybą. Papirko, meilė tapybai. Sveiki, esu Sigitas Petrauskas. Atiduodu savo balsą Jūratei Labanauskienei, Secret Soul. Ačiū. Sveiki. Jeigu atvirai, tai mielai geriausių kūrinių matyčiau savo tapybos darbą, Nematomas prisilietimas. Tačiau tokia mintis turbūt nesvetima kiekvienam kūrėjui. Taigi, savo balsą atiduodu už Sigito Petrausko kūrinį Mėlynas sapnas. Ačiū. Aš Vymantas atiduodu savo balsą už Arinos Feniksą. Labą dieną, aš esu Aistė Ramūnaitė, grafikė, šiuo atveju pasakysiu ekspertė ir todėl patį geriausią darbą man patikusi išrinkau Jūratės Lyžytės darbą grafikos, kai tyri norai ore sklando. Gal man šiek tiek susisiejo ir su mama, tai aš už jį prabalsavau kaip geriausia. Labas rytas. Good afternoon. I'm Banu Yakhab from Kathmandu. I'm an artist. We are here to participate in this Konas Art Festival. My vote is to Saula's life, definitely, because I like very much his painting. I'm Binta Izam from Nepal. I like to vote for Judas. Vakaras, Jonas Jankutis. Mano balsas Arūnas Gelskis. Labai lengva išsirinkti geriausią kūrinį, nes tai yra tik Saulius Kruopis ir Nidos vėjai. Nes tai nuostabus kraštas ir vėjai tai yra Nidos atributai. Ir jos gali pamatyti būrėse.
Labas vakaras. Esu Arina, kaip jau žinote. Visus sveikinu su įvykusiu tarptautiniu meno festivaliu. Ir kągi, visų pirma, aš norėčiau visiems padėkoti kiekvienam iš jūsų už tą nuotaiką, už tą motyvaciją, kuri mane verčia kurti, dirbti, ieškoti ir nesustoti. Aišku, ir visiems to linkiu. Čia susirinko tokia gausa menininkų, talentingų menininkų ir kūrėjų. Ir aš dabar šitoj vietai turiu atiduoti savo balsą už kažkurį kūrinį. Tai yra, patikėkit, labai nelengva, bet taisyklės tokios. Mano balsas atitenka Senas laivas, naujas būdas. Ate. Hello, my name is Krista Wazola and I'm giving my vote to Jonas Kunitskas. Thank you. Здравствуйте, меня зовут Байба Лимане. Я свой голос отдаю Нестер Кастамс. И я считаю, что их произведение «Сила духа» — это просто мой портрет. Спасибо. Hello, my name is Toms and I'm giving my vote to Jūrate Labanauskiene. Thank you. Labą dieną, Kauno Art dalyviai. Savo balsą atiduodu už paveikslą Slėpynės. Мы находимся на Арт-Каунасе, и мне нужно сделать выбор конкурсной работы. И в этом году я сам себя удивляю. И мне понравилась Lionsgate работа Петра Ледака. Какая-то в этом есть глубина, неизвестность, непонятность, и меня это заинтересовало. Kalba dailininkas, menininkų asociacijos Tiltas vadovas iš Nidos, Saulius Kruopis. Aš renku gražią panoramą, tapytą Nidoje, dailininkė Skaidrė Butnoriūtė, menų magistrė, dailės terapeutė. Žodžiu, jos yra mistinės erdvės, aišku, išmokta Indijoje, tai aš ją renkuosi. Ir Indijai mes mokėmės, Indijos išmokė. Ir svarbiausiai linkėjimai nuo Nidos. Labai gaila, kad mes negalim išvykti. Rytoj baigėsi visas mūsų pleneras, datos sutapo. Sveikinu visus dalyvius, kurie palaiko Art Kaunas. Ir Art Kaunas dar viena dailininkų, kaip pasakyti, galimybė pateikti savo kūrinius gražioj erdvėj. Valio Žalgirio arenai. Troškūnų centras. Autorius grafikas Žydrūnas Šlajus. Labą dieną. Esu patikęs Vilniaus Jonas Pliškevičius, dalyvauju mugėje Art Kaunas ir renkuosi Sauliaus Kruopos paveikslą kaip geriausią Nidos vėją. Sveiki, esu Žydrūnas Šlajus, savo balsą atiduodu už Daivą Šlajienę. Ačiū. My name is Arijit, and I like Daiva's work a lot.
Ačiū.